Sveiki, šiandien vėl pradedam mūsų pokalbius. Dar viena tema – menas. Kas jis yra? Ar egzistuoja autorius? Kokios yra šiuolaikinio meno technologijos? Tai pirmas svarbus klausimas, kuris yra labai diskutuojamas tarp filosofų, psichologų, sociologų, menotyrininkų. Tai ar šiuo metu egzistuoja, vadinkim, vizualinio meno autorius? Apie tai rašė ir Foucault, ir Bartas, ir daugybė kitų postmodernių filosofų. Ir taip, jeigu labai apibendrinus, galima pasakyti, kad šiuolaikinis autorius, kuris kūrė vizualinį kūrinį, jis yra liktai autorius, bet kaip aktorius, kuris transliuoja tam tikras idėjas. Pavyzdžiui, jeigu jisai ten yra kairysis, tai jis kairias kažkokias idėjas, jeigu jis dešinysis dešines, jeigu ten priklauso kažkiai vienai meno krypčiai, tai transliuoja jos. Jisai liktai yra toksai kalbos išvertėjas, vertėjas į vizualinius vaizdus. Tai žinoma, šitoje vietoje galima būtų diskutuoti, bet mano manymu jisai egzistuoja vienokia arba kitokiai formai, daugiau ar mažiau jisai turi savo kažkokius vienus arba kitus sprendimus, bet žinoma, mes turime aiškiai suprasti tam tikroj kultūriniai situacijai. Sekantis labai svarbus klausimas yra, kokios yra šiuolaikinio meno įvairiausios tokios, vadinkim, technologijos. Tai pradėkim nuo tų tradicinių, seniausiai egzistuojančių, tai pirmiausia, tai yra manualinis meno atlikimas. Tai pavyzdžiui, su teptuku mes darom kažkokius ten, paveikslus ten arba sukaltų, ten darom kažkokias skulptūras ar dar kažkokius dalykus. Sekantis dalykas tai yra vadinamas techninis menas, kada atsirado knygų spausdinimas, tai žinokit, tuo laiku atsirado ir paveikslų printai. Sekantis žingsnis, kuris mano manimu irgi buvo aktualus, tai aš tai pavadinčiau menas, kuris atsiranda technologijų pagalba, gamyklinis, vadinkim, menas. Tai buvo industrinė revoliucija, didžioji dauguma žmonių negalėjo sau leisti prabangos įvairiausių daiktų, ten podelių kokių nors porcelianinių, bet atsirado gamyklos, prasidėjo gamyba ir atsirado tas vadinamas design artas ir jisai šiuo metu egzistuoja. Netgi šiuolaikiniai žinomiausi menininkai, tokie kaip Kusama arba Hiršas, tiesiog gamykloje yra pagaminami jų meno kūriniai, kurie eksponuojami kaip atskiri meno kūriniai aukščiausio lygio ir meno kritikai gyrė jos ir sako, kad viskas čia yra tvarkoj. Toliau, sekanti grupė kūrinių, tai aš vadinčiau skaitmeninis menas ir jo yra įvairiausių formų. Pradėkim nuo NFT meno, kalbėkim apie kažkokius Photoshop, Illustrator ar dar kažką skirtus menus dirbtinio intelekto. Visa tai yra tiesiog priemonės, kurių pagalba atsiranda didžiulė meno nauja šaka. Sekantis, kuris mes taip liktai ir užmirštam, bet reikėtų taip užakcentuoti. Aš vadinčiau natūralus menas. Jeigu, pavyzdžiui, mes matom gražų akmenį arba ten šaką ar dar kažką, tai kūriamas kas lantartas, Pavyzdžiui, galima ten minimaliai modifikuoti, galima daugiau arba mažiau modifikuoti, bet tas menas egzistuoja ir viskas, aš manau, kad čia yra tvarkoj. Tiesiog reikia suvokti, kiek yra įdedama to darbo, vadinkim, ten, rankinio darbo ar dar kažko tai. Ir sekantis dalykas, kuris irgi yra, mano manymu, labai svarbus ir čia taip 20-am amžiui buvo tokia, radikalus pokytis, tai yra ready-made. Tai yra tiesiog randamas daiktas, klasikinis dalykas, Dušano fontanas, Tai yra tiesiog pisuaras paimtas, užrašyta, kad čia yra fontanas ir jis tampa art objektu. Ką aš noriu pasakyti? Meno esmė yra ne technologijos. Technologijos yra tik tai priemonė, kaip aš tai galiu padaryti. Mano požiūrį visai nesvarbu, kokios technologijos yra naudojamos meno atlikimui. Žinoma, užakcentuosiu, dabar dažniausiai tai yra miksas. Naudojami ir vieni, ir kiti, ir kartu ten modifikuojami. Užtat dabar labai populiaru visur kalbėti apie mix, vadinamas technikas. Bet svarbiausias dalykas jisai išlieka visgi tame pirminiam mano pokalbio dalyje, tai autoriaus intencijos. Autoriaus transliuojamas kažkoks klausimas ar problema, tai kas jam yra svarbu. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kada jis transliuoja savo idėjas, jis paima medžiagas, paima technologiją, padaro
meno kūrinį arba kūrinius, daugiskaitą, ne, gali būti ten įvairiausių, vadinkim, modifikacijų to meno kūrinio. Ir sekantis labai yra svarbus momentas, apie kurį dažnai niekas nekalba. Galutinė variante autorius nusprendžia, ar tas kūrinys pamatys gyvenimą ar ne. Ir mes dažnai galvojam, kad tik tai tą idėją. Ne, yra autoriaus galimybė pasirinkti. Jis gali, pavyzdžiui, vienų variantų neišleisti visiškai viešumą, o kiti sako, gerai, šitą variantą mes išleidžiam. Neužmirškit, kad nuo senųjų laikų visada buvo daroma daugybė eskizų ar ten varianto to pačio paveikslo ir vieni pamatydavo šviesą, kiti ne. Tai dabar užbaikim šitą. Mano manymu, meno technologijų naujų atsiradimas nuo seniausių laikų iki dabar priartina mus prie tokio, vadinkim, hegeliškos tokios būsenos, kad idėja vis lengviau ir lengviau realizuojasi. Vis lengviau ir lengviau sukurti vizualinį meno kūrinį ir tai sukuria galimybės vis daugiau ir daugiau žmonių įsijungti šitą procesą. Čia nepatvirtinti duomenys, bet kiek aš žinau, virš 4 milijonų yra aktyviai veikiančių menininkų šiuolaikinėje jos rinkoje. Aš manau, kad atsirado skaitmeninės technologijos, tai dar pridėkim kokią 10 milijonų, kurie atsiranda. Dar būtinai paminėkime ir analoginės technologijas, pavyzdžiui, televizija, ten video menas, ten galim paminėti ir tą pačią fotografiją, kuri ilgą laiką iš viso nesiskaitė menas. Aš manau, kad tai yra tik tai technologijos. Esmė yra, pirmas, autoriaus intencija ir sekantis dalykas, jo sprendimas, ar tai įsirealizuos ar ne. Žinoma, egzistuoja ir kitas žingsnis, apie kurį mes dažnai nekalbam. Labai dažnai nusprendžia, ar čia yra meno kūrinys ar ne, tai yra institucijos. Institucijos tai gali būti muziejai, galerijos, meno kritikai, kurie dirba vienose arba kitose galerijose, įvairiuose žurnaluose ir internetiniuose ir kaip sakoma, realiai egzistuojančiuose. Jie priima dažnai sprendimą, bus čia menas ar nebus. Žinoma, atsiranda antiinstitucinė kritika, kuri sako, kad čia jie negali spręsti, pats menininkas gali tos dalykus priimti, tos sprendimus, ar čia menas ar ne. Žinoma, vis labiau ir labiau didesnį įtaką turi pasaulyje, vadinkim, kolekcionieriai, plačiaja žodžio prasme. Fondai gali būti, kurie vis stipriau ir stipriau įtakoja sprendimus, priimant sprendimus institucijom, vis stipriau ir stipriau jie įtakoja tos dalykus. Kodėl? Todėl, kad jie nori turėti tą meną, kuris, kalbėkim tiesiai, aišku, didės jo vertė. Ne tik materialinė, bet ir simbolinė vertė. Todėl, kad menas jisai visada turi keletą, vadinkim, vertybinių skalių. Taip? Jeigu, pavyzdžiui, meno kūrinys ten pradinio kaina būna ten 2 milijonai, paskui po restauracijos jisai ten pradeda kainuoti 455 milijonai, nors mes realiai žinom, kad čia aš kalbu apie Leonardo da Vinci paveikslą, kur yra kalbama apie tai, kad maždaug tik 40% tai yra jo padarytas darbas ir dar patikslinsiu, netgi kai kurie mano, kad jo mokinių padarytas tas darbas. 60% yra restauracija ir vis tiek ta kaina kyla, ta vertė to paveikslo įgauna visai tokius fantastinius tiesiog įsivaizduojamus dalykus. Tai mano manimu, tai yra esmė šiuolaikinio meno, kad nieks nieko nepanaikina, neišnyksta senosios technologijos, atvirkščiai visos technologijos egzistuoja vienu metu ir menininkai jie gali pasirinkti, su kokiom technologijom, su kokiais įrankiais jie dirbs, su kokiom medžiagom dirbs. Ir tas pasirinkimas sukuria galimybę žmonėm pamatyti įvairias meno rūšis. Bet žinoma, yra žmonės, kurie turi tam tikras nuostatas. Pavyzdžiui, jeigu ten žmogus metamodernistas, jam svarbu ten tradiciniai menai, ten kai kuriems tie, kur modernistai, jie jau priema kažkokios platesnius dalykus, 20 amžiaus pradžios įvairiausius, kurie postmodernistai, tai dar įvairiau žiūri ir jų ten arsenalas priemonių, arsenalas medžiagų ir išraiškos formų iš viso prasiplėšia iki begalybės. O metamodernistas sako, kad viskas gali egzistuoti vienu metu. Nėra jokio vidinio prieštaravimo. Todėl
meno sritis ir filosofinė, ir psichologinė, ir netgi, aš sakyčiau, verslo prasme, jinai yra įdomi ir jinai nėra taip paprastai paaiškinama. Iš karto pasakau, aš priimsiu jūsų kritiką, jūsų kažkokios kitas nuomonės, todėl kad jau vien meno kritikui galima išskirti kokias 4-5 aiškias tendencijos, kurios vienus dalykus vadina menais, o kitus vadina nemenais. Ir visada ta diskusija neįvyksta. Ir ko gero, meno srityje tai yra pati įdomiausia dalis. Tai kad diskutuokime, turėkim savo nuomonę, išreiškim, argumentuokim. Ir manau, kad mes vis labiau ir labiau pažinsime meną taip truputį iš kitokių rakursų. Tai kad visiems sėkmės, laimės ir kūrybos.